Tai iridologijos mokslus baigiau Londone, kadangi Lietuvoje tokių studijų nėra. Ir pagrindinė mano veikla tai ir yra būtent akių rainelių analizė ir stebėjimas ir aišku konsultavimas, kas padeda žmonėms geriau pažinti save, savo sveikatą. Tai dabar pabandysiu keliauti aš per skaidrytės toliau. Šiandien aš kaip tik pakalbėsiu daugiau apie kepenų būklę, būtent rainelė žemėlapyje, kaip matosi ir kas vyksta, bet vis tiek apie tą iridologiją porą žodžių dar norėčiau pasakyti, kad kadangi mano visa veikla ir yra su akimis, su rega, tenka matyti akių per dieną tikrai daug, tai labai dažnai stebiu įvairiausius ženklus akių rainelėse. Jeigu žmogus pats pasižiūrėtų į savo akis, tai irgi pamatytų, kad tų ženklų yra įvairių. Tai ir dėmelės, tai ir įvairiausiai brėžimai, tarsi kažkas ten pieštuku ėjo ir pažymėjo, tai balkšvai, tai pilkšvai, tai gelsvai, vageles akyse. Toks tikrai gražus vaizdas, žvelgiant kitam žmogui į akis, bet aš kaip specialistė tai pirmiausiai visada pastebiu, kas tose akise tokio yra susijusio su jo sveikata to žmogaus. Ne vien tik tai tą estetinį grožį matau, bet ir organizmo būklę. Bendrą tiek psichologinę netgi būklę, tiek ir fiziologinę būklę. Ir kadangi visada mano tikslas buvo irgi toks, kad plačiau į tą žmogų žiūrėti, ne vien kaip į fizinį kūną, tai ir iridologija, iris tai yra rainelė, dėl to ir vadinasi, logos yra mokslas apie rainelę, jinai man ir padeda vertinti, žiūrint žmogų į akis, jo, kaip pavyzdys, nervų sistemą, virškinimą, emocinę būklę ir labai svarbu, kad galima įžvelgti tarpusavio ryšius. Kokie tarpusavio ryšiai yra tarp tam tikrų simptomų, negalavimų. Tai atskleidžia būtent visą tą vidaus organų veiklą, emocinį foną žmogaus, gyvenimo būdą atskleidžia žmogaus. Labai įdomu yra irgi pastebėti šitos dalykus. Ir aišku, kaip ir kiekvienas analizės būdas sveikatinimo, tai jis prašosi rekomendacijų, kadangi vien tik pasakyti žmogui, kas yra kaip, neužtenka. Tai tas nukreipimas link tam tikros mitybos, link tam tikrų vaistažolių vartojimo, gyvenimo ritmo ir sukuria tą tokį holistinį edukacinį metodą, kuris, yra rekomenduotinas žmogui. Be abejo, iridologija, jinai nėra tas jau instrumentinis tyrimo būdas ir tikrai nepakeis instrumentinių medicininių tyrimų, bet kaip alternatyviosios medicinos sritis, bent jau Lietuvoje, ji taip yra įvardyjama, tai tikrai yra naudinga ir kas man labai smagu, kad gali žmogus ir pats, žiūrėdamas, stebėdamas savo akies raineles, pasišviesdamas prožektoriuku, nediduku, turėdamas supratimą šį bei tą apie save sužinoti. Ir kadangi aš noriu, kad žmogus tikrai ieškotų tų atsakymų į savo sveikatą, tai dabar kaip tik ir rengiu knygą būtent apie iridologiją ir ketinu ją išleisti vasaros pabaigoje, kad kiekvienas galėtų kažkiek tai jau susipažinti su savo akies rainele iš arčiau. Tokios literatūros Lietuvoje kaip ir dar nėra. Tai tiek trumpai nesiplenčiant apie istoriją iridologijos, čia yra pavaizduotas dešinės akies rainelė žemėlapis ir kas supranta angliškai, tai gali šiek tiek pasižiūrėti, kaip kas rainelėje yra traktuojama, interpretuojama. Tai yra rainelė suskirstyta į zonas, tiek dešinė, tiek kairė. Tos zonos yra pagal laikrodžio rodyklę, matote, tarsi valandomis suskirstytos ir kiekvienos rainelės yra šiek tiek skirtingos. Tai matome yra šiai dienai, kas mums aktualu pagal temą, dešinės rainelės, štai ties 8 valandos ciferblato zona yra mūsų kepenys. Mūsų kepenys, tulžies pūslė
Ir stebėdama dešinę rainelę visada pasižiūriu žmonių va štai šitoje vietoje esančių ženklus. Tai jeigu šitoje vietoje daugmaž va štai čia yra toks patamsėjimas ar pagelsvėjimas ar kažkokių dėmelių nemažai, tai iš karto galima jau nujausti ir patarti žmogui, kad laikas susirūpinti savo kepenų sveikata. Tai šitą dalyką gali pastebėti va štai šitą vietą ir žmogus pats savo asmeniškai pasidiagnozuoti, bet aišku, pernelyg nepersidiagnozuoti, nes po to galima irgi prisigalvoti nebūtų dalykų, bet jeigu šitoje vietoje matote stipriai išreikštus taškus, dėmes ar ryškiai oranžinės spalvos žymes, tai reikėtų bent jau pasikreipti kažkur detalesnių dar tyrimų ar pas specialistą, tą patį iridologijos galite pasikreipti, o po to jau žiūrėsit, gal net reikės ir kažkokią terapiją pasitaikyti jau pagal rekomendacijas. Tai būna, kad šitoje vietoje švaru, bet tokia tarsi įduba. Tai irgi yra labai svarbus ženklas, ypatingai žiūrint jaunesniems žmonėms arba net ir vaikams, nes tos įdubos, mes jas iridologiškai vadiname lakūnomis, reiškia, kad šitoje vietoje yra prigimtinai silpna vieta. Tai tiesiog, kadangi yra silpna vieta, organizmas, jeigu yra kažkoks disbalansas, toje vietoje gali išreikšti negalavimus tam tikrus. Tai gali būti tiesiog jautrumas, galbūt nevirškinimas, ar ten riebalų, ar ten kitokių kažkokių produktų. Arba tiesiog polinkis tulžiai gerai neišsiskirti. Tai vėlgi stebint ten silpnumo ženklus, vienas iš jų, kaip ir sakau, yra tokios įdubos, vėlgi yra taikomieji, palaikomieji tokie metodai, kai yra stiprinamos kepenys. Tai apie stiprinimą kepenų tikrai daug jau šiandien ir paskaitoje sužinojame. Tai viskas tinka protingai ir pasikonsultavus su specialistu visada. Bet jeigu vartojate nedideliais kiekiais, kad ir tas pačias vaistažolinės medžiagas, tai tikrai viskas yra gerai. Svarbiausia, nepersistengti tiek diagnozuojant, tiek užsiimant savigydą. Tai čia vėlgi dar galiu papasakoti daugiau truputėlį, kadangi labai informatyvus žemėlapis, čia yra vyzdys, aplink vyzdį visada yra skrandžio zona. Aš visada vertinu pirmiausiai, kai analizuoju akies rainelės žmonėms, tai pirmiausiai žiūriu šitoje vietoje aplink vyzdį skrandžio zoną, po to kepenis visada stebiu ir po to dar visada pirmas žvilgsnis eina aplink rainelės va štai šitą kraštą, limbą vadinamą. Tai stebint šią zoną, skrandžio zoną, išryškėja du tokie pagrindiniai aspektai. Galite irgi patys savo pasižiūrėti. Tarp kitko knygoje apie tai irgi daug rašysiu. Tai šitoje zonoje matosi arba šviesu, arba tamsu. Tai būna arba toks balzganas, pieno, toks išbėgusios spalvos efektas, arba toks gelsvas, oranžinis, gal net ir tamsesnis su dryželiais efektas, va čia, toks pavaizdavimas. Tai jie yra skirtingų reikšmių, nes jeigu tai yra su balta spalva, tai reiškia, kad vyksta uždegiminis procesas ir labai dažnai tai gali būti susijęs su padidėjusiu skrandžio rūgštingumu. Tokiem žmonėm būna ir tas toks acetono kvapas būna iš burnos kartais skiriasi jaučiam ar ne nuo padidėjusio rūgštingumo. Ir taip žmogus jaučia, kad jam tos rūgštys kyla, būna įvairiausi refliuksai ir panašiai tiek dienos metu, tiek vakare, bet vėlgi su to padidėjusiu rūgštingumu irgi nereikia užsiimti savigydą nepasikonsultavus, nes padidėjus rūgštingumas dažnai atsiranda dėl prieš tai buvusio sumažėjusio rūgštingumo. Čia toks irgi įdomus momentas, nes skrandis protingas pradeda gaminti daugiau rūgšties ir ją mažinant dar blogiau galima prisidaryti problemų. Tai va, o jeigu mes matome šitoje zonoje patamsėjimą oranžinė spalva, pilkšva spalva, reiškia žmogus turi virškinimo sistemą nelabai stiprią, jam dažnai nevirškina.
paprastai šnekant, maisto, jaučia skausmą pavalgęs, nesiskiria fermentai, jam reikėtų vartoti preparatų, kurie suaktyvina fermentų gamybą, tai tie patys kartieji irgi labai gerai produktai, vaistažolės, kas turi kartų skonį. Na ir kiti, kurie suaktyvina fermentų gamybą. Tai va toks irgi momentas. Kepenys, kaip ir minėjau, vėlgi matosi, o aplink rainelės, šitą limbinę zoną, čia yra odos ir limfos sritis. Tai šitoje vietoje stebiu labai įdomius reiškinius. Būna toks tarsi debesėliai. Jūs galite ir patys pamatyti savo akyse, kai kas galbūt aplink visą šitą kraštinę daug tokių debesėlių balkšvų. Gražu atrodo, bet iš tikrųjų ten yra sveikatos tam tikras sutrikimas, limfos užsistovėjimas, nepratekėjimas, tėkmės sutrikdymas, kitaip šnekant. Pradžioje būna taip, galbūt ir nelabai pastebima žmogui fiziškai, bet vėliau gali pradėti tokie dalykai reikštis kaip tinimai, bėrimai, odos reakcijos, gleivės eiti, tai reiškia, kosuliai, atsikrenkštimai tokie, tarsi iš niekur arba rytais dažniau. Tai kai tokius dalykus matom, tai pirmiausia rekomenduoju žmogui tada atsisakyti pieno produktus vartoti, ypač nerauginto pieno produktus. Nes kad suvirškinti pieną, neraugintą ypač, organizmas turi padaryti daug tokių veiksmų sudėtinių ir to pasekoje skiriasi daug gleivių kaip šalinimo produkto iš kūno. Tai tos gleivės nėra gerai, nes jos vėliau sukelia uždegiminius irgi procesus organizme. Tai tokius ženklus tikrai kiekvienas žmogus gali pats pasižiūrėti, pažvelgęs į savo akis veidrodyje. Tik tai dar reikėtų vėlgi prisiminti tokį dalyką, kad visos šitos schemos, su kuriomis aš dirbu ir kurios pavaizduotos vadovėliuose, tai jos yra taip pavaizduotos, kaip žvelgtume į žmogų iš priekio. O veidrodis duoda atvirkštinį vaizdą, tai reikėtų atvirkščiai pasižiūrėti. Ir kitaip, tai reiškia, sakykime, kepenų zona žmogui, žiūrint pačiam veidrodyje į save, būtų ne ties 8, o ties 4 valanda. Ne? Jau čia suprantam, kas. O šiaip tai geriausiai daryti fotografiją. Pasidarom fotografiją savo akies, pasišviesdami žibintuvėliu į akį iš šono ir tada arba patys pasižiūrit, arba man atsiunčiat ir aš padarau analizę tada iš tokių fotografijų. Tai perskaitėte, aišku, skaidrėje, kas čia mano buvo surašyta, nekartosiu. Tai, kaip ir minėjau, visas tas situacijas mes galim pamatyti, tiek kraujotaką, tiek labai įdomus yra momentas, regeneracijos pajėgumą galima įvertinti, tai reiškia, kiek žmogus gali pats atsistatyti savo kūną, sveikatinančiai, savimi rūpinantis, ir kiek jam reikia daugiau tos intervencijos iš išorės. Labai įdomu, kad paveldėtas tendencijas irgi matom rainelėje. Tai vaikams ypač atliekant irgi analizės, matome mes irgi tuos netgi iki 7 kartos momentus, kas būdinga jo protėviams ir kaip galima užbėgti, kaip aš sakau, problemams už akių į priekį. Šitoj rainelėje, nors jinai yra piešta, bet vis tiek galima painterpretuoti. Matot, kaip įdomiai yra, toks čia yra autonominis žiedas vadinamas. Autonominis žiedas vadinasi todėl, kad tai yra susijęs su autonominė nervų sistema, kuri yra simpatinė ir parasimpatinė ir valdo mūsų judrumą, budrumą ir atsipalaidavimą. Tai nuo jo būklės irgi priklauso, kaip mes, elgiamės ir gyvenam. Tai jeigu jis būna daugiau dantytas, vienokius reiškinius, jeigu būna mažiau kitaip, jeigu būna, čia pavyzdžiui, būtų įdubęs jisai ar ne, šitoj vietoj, tai iš karto galėčiau jau ieškoti priežasčių, kas tam žmogui negerai yra su
kojų sistemas, nes čia yra kojų zona. Jeigu šitoje vietoje įdubimą matom arba iškilimą matom, čia yra vėlgi skirtingi dalykai. Įdubimas, susilpnėjimas, iškilimas, suaktyvėjimas. Čia yra smegenų zona. Tai toks žmogus gali jausti ten galvos svaigimą, jautrumą, migrenius skausmus ir panašiai. Tiesiog rainelė atspindi pirmiau nei mūsų kiti kūno signalai, sutrikimus ir problemas apie procesus, kurie vyksta kūno viduje. Ir pasižiūrėti į ją tikrai verta. Štai čia dar vienas žemėlapis, labai irgi informatyviai sumodeliuotas, skaidrėse galėsit pasianalizuoti gavę jas, kaip galima atsekti skirtingus organus ir pasistebėti save. Ir labai daug nenoriu plėstis, nes vis tiek tai yra toks dalykas, kuris užima šiek tiek laiko, va čia va toks mano irgi darbo momentas, kaip ir kas vyksta pirmiausiai, tai pirmiausiai fotografuojama akies raidelė, arba aš pati su rido kamera, bet dabar dažniau prašau žmonių nuotraukų, nes žmonės patys nusifotografuoti puikiai sugeba su šių laikų technologijom, o jau tada iš tų nuotraukų yra priartinami fragmentai. Tiek pigmentai, tiek va tokios va čia įdubos pavaizduotos, tiek šito, kaip minėjau, autonominio nervinės sistemos žiedo tam tikri irgi ženklai. Ir visa tai yra kompiuterinė sistema analizuojama. Kompiuteris suskaido zonas ant nuotraukos, o jau po to specialisto kompetencija ir patirtis visą tai vertina ir rašytinė forma išskleidžia tą analizę, kitaip tariant raštu. Analizės būna tikrai ilgos, apie 50 lapų būna užima, nes reikia labai labai daug išanalizuoti. Va. Taip, dabar kodėl yra vis tik svarbu tą priežastį matyti? Tai priežastį matyti yra be abejo pirmas dalykas, ką aš irgi visada akcentuoju, ne vien tik pasakyti, kas yra, bet ir kodėl tai yra. Nes tokia va kaip schema čia yra parodyta, sakykime, silpnas virškinimas, tai yra pirmas signalas, kad žmogus patiria kažkur tai spaudimą, apkrovą, ar ne? Organizmas. Ir kadangi žarnynas, čia viskas į jį įeina, ir kepenys, ir skrandis, ir visa žarnų sistema, tai yra mūsų kaip ir antrosios smegenys. Ir jeigu kažkas tik negerai su pilveliu, tai jau su galva irgi būna negerai. Ką reiškia su galva negerai? Čia mes tiesiog, ar tai galva skauda, ar tai nuotaikos jau aišku, kad nėra. Ir kaip aš visada sakau, jeigu skauda galva, tai pirmiausiai reikia užsiimti su žarnynu. Tai tam tikri specialistai ir aš kartais parekomenduoju žmonėms, tai jeigu prasideda stiprus galvos skausmai, migrena arba ten tiesiog nepaaiškinami galvos skausmai, tai labai gerai padeda žarnyno valymas elementaria klizma. Visi čia supranta, kas tai yra be abejo, tai kažkas galbūt ir daręs yra, tai nėra tai labai jau fainas reikalas tuo metu, kai reikia pasidaryti tą procedūrą, bet šiaip po jos tikrai sumažėja galvos skausmai, nes storasis žarnynas, jis įsiurbinėja vandenį ir jeigu ten yra tam tikrų negerų toksinių medžiagų, jų be abejo yra, jeigu galvas skauda dažniausiai, tai išvalius tikrai sumažėja tos problemos. Tai va, tai virškinimas kepenys, nervų sistema reaguoja iš karto, va, kaip ir miniu, tada aišku emocijos. Na ir be abejo visą tai susieina į tą mūsų gyvenimo būdą ir konkrečiai į mitybą. Į mitybą, ką mes vartojame. Tai aš rekomenduoju, bet čia yra mano patirtis ir mano gyvenimo būdas vartoti mažesnį kiekį angliavandenių, ypatingai perdirbtų angliavandenių, tai reiškia visi rafinuoti cukrai ir visi baltų miltų produktai ir hidrinti riebalai. Tai yra tokie 3 baubukai, kurių nereikėtų mūsų kūnui gauti dažnai, jau nekalbant apie spiritinių pagrindų paruoštus kažkokius gėrimus. Va, tai
nuo mitybos labai daug priklauso. Esu turėjus pacientų, kurie ilgą laiką vaikščiojo su bėrimais ant kūno, neaiškios kilmės, darėsi visus alerginius tyrimus, viskas buvo gerai, bet tiesiog tie bėrimai nenykdavo, tuomet atėjus pas mane, pasidarė tą iridologinį analizę iridologinę ir pamačiau iš tikrųjų, kas tam žmogui negerai. Tai pavyzdžiui, tam žmogui konkrečiau, apie kurį šneku, reikėjo nuimti angliavandenius iš mitybos, palikti daugiau riebalų, sveikų, baltymų, atitinkamą kiekį, angliavandenių labai nedaug ir tik natūralių. Ir per 3 mėnesius viskas praėjo ir tiesiog jis laikosi tos mitybos principų ir tos problemos nesikartoja. Va, moteriams vyresnio amžiaus labai dažnai irgi atsiranda bėdų, kas irgi pasimato rainelėje ir kas irgi susijęs su kepenų veikla ir su virškinimu. Atėjus link 45 keičiasi hormonų pusiausvyra, jų estrogeno kiekis, progesterono kiekis. Ir sako, valgau kaip anksčiau, o svoris auga kaip ant vėlių, nors atrodo valgau kaip anksčiau. Viskas buvo kažkada gerai. Tai be abejo, kažkada buvo gerai, o dabar nebus gerai, nes jau taip kaip anksčiau valgyti negalima. Nes jau kūnelis pavargo, kepenys jau turi daugiau apkrovos, reikia susitvarkyti su estrogeno šalutinių medžiagų ten šalinimu ir kiti reikalai prasideda, taip kad negalima jau būti taip kaip anksčiau su maistu draugauti, reikia jau juo kažkaip tai, jį pasikeisti į kitokią pusę. Ir čia vėlgi ta pati iridologija labai gelbėja, nes mitybos planą, kurį sudarinėjau, visada pritaikau pagal tai, kas tuo metu to žmogaus rainelėje matosi. Nes kiekvienas žmogus turi tam tikrą savo konstitucinį tipą, kaip mes iridologai sakome. Nes jų yra tikrai nemažai, pagrindiniai tai yra limfinis ir hematogeninis, dar jautrus yra tipas, tai limfinis yra viso žydro sakelės, jis dar ten yra skirstomas į daugybę potipių. Va, ir tiem žmonėms labai yra svarbu viskas, kas susiję su limfa, su šalinimo sistema, nes šalinimo keliai iridologiškai yra įvardyjami kaip per šalinimo organus, per limfą ir per odą. Tai va tokie 3 keliai. O ruduokių savininkams vėlgi ten potipių yra daug, hematogeninio tipo rainelė, tai hema yra kraujas, viskas kas su kraujotaka, būtent ir kepenys ten įeina, kraujodaros organas, blužnys, ir kiti reikalai. Tai ten vėlgi kita yra terapija. Gerai, plėskis galiu labai daug, bet nenoriu, nes vis tiek pavargę jau esate, tai aš čia taip po truputį. Taip, po analizių ir po savo žvilgsnio į savo akis tikrai žmogus pamato save kaip visumą ir pamato save, suvokia save kaip tokį žmogų, kuris, bet kokiu atveju nėra vien tik tai kūnas, vien tik tai žarnynas, vien tik tai širdis ir panašiai. Nes apjungus viską į vieną, mes galim rasti geriausius kelius mūsų sveikatinimui. Ir aš labai myliu vaistažolių kelią, labai myliu sveikos mitybos kelią ir dabar irgi apie kiaulpienes norėčiau paantrinti, nes tikrai laikas yra labai dėkingas, rinkim, valgykim ir džiaukimės tuo. Įtraukiu visada irgi ir dilgėlių, dar aš mėgstu pavartoti garšvas ir builius. Čia tokie irgi augalai, žolyčių pavidalo auga mums po kojom. Dar saikingai, kadangi pas mane ant kalnelio auga raktažolės, tai žiedų prisiskinu jau rudens ir žiemos sezonui, kai jeigu kokie šeimos narius užpuola snargliukai, labai padeda išvalyti kvėpavimo takus, kaip ir ta pati tramažolė šliaužiančioji, o lapelius šviežius raktažolių tai vartoju salotams. Tikrai irgi labai puikus dalykas. Rūkalos, tos garšgarstės irgi labai gerai, bet čia jau kultūrinis mūsų produktas, nes kartu skonis, tai kepenims puikuma. Taip, džiaukimės iš tikrųjų, kad organizmas tikrai turi gebėjimą atsistatyti ir po terapijos labai dažnai, net ir jūs patys, jeigu tyrinėtumėt savo kelias, pastebėtumėt, kad
Sakykime, jūs nusifotografuojat savo akis, nusprendžiat, kad ten juose kažkas jau per tamsu ar dar kažkas ne taip, jums taip atrodo, o galbūt specialistas iridologas jums jau patarė, davė patarimų. Ir po to praėjus ten 2-3 mėnesiam, jeigu laikotės rekomendacijų ir jūs vėl nusifotografuojate akį, ne? Ir tada tikrai pastebėsite tam tikrus pokyčius. Tai pirmiausiai sumažėja akyse tamsių, nešvarių tokių dėmių, tokių drumzlių, apsinešimo tarsi, ar ne? Va, tai čia pirmas ženklas. Po to, aišku, tie, kaip aš sakau, va tos gumuliukai aplink rainelės kraštelį irgi, jie nyksta pamažu. Nebūna taip, kad čia šast ir viskas jau čia po poro savaičių. Ne, šitas dalykas yra laiku imlus. Bet visa tai, ta stebėsena rodo, kad organizmas tikrai reaguoja į natūralų gydymosi būdą. Ir ką mes toliau turime? Taip, tai iš tiesų dar kartą tas priminimas mano apie holistinį principą, kad fitoterapija, mityba, regos, va čia vėlgi regos ir nervinės sistemos ryšys, ką aš irgi noriu čia priminti, kadangi esu ir regėjimo gerinimo specialistė, tai, ką mes žiūrim, į tai, kur mes žiūrim, mes taip modeliuojam savo gyvenimą, savo realybę iš tikrųjų. Nes labai yra sveika tiek akelėms, tiek visam organizmui, tiek mūsų ir kepenims tame tarpe žiūrėti į saulytę leidžiančią, besileidžiančią ir kylančią. Čia irgi labai geras patarimas jums pavasarį, vasarai. Tik tai, kai saulė aukštai horizonte, nežiūrėkit. Aukštai zenitinė horizonte. Va, kai horizonte galima, kai maždaug 45 laipsniai saulė va štai tokiame ir žemiau leidžiasi pagal laipsnius, tai žiūrėkite į saulytę net ir atmerktom akelėm ir visiškai nesvarbu, kad tenai jums tie zuikučiai paskui laksto, viskas čia yra gerai. Užsimerksit, pabūsit, praeis tie zuikučiai saulės, va, o akių pati sveikata, akių regėjimo sistemos sveikata yra tiesiogiai susijusi su kepenų sveikata, nes jeigu remiamės kiniečių tradicinė medicina ir ten yra tokia meridianų sistema, tai vienas iš tų meridianų, jisai eina per kepenis ir per akis tame tarpe, tai ką rodo, kad iš tikrųjų čia yra vienas bendras kelias. Ir visi žinome, jeigu būna kepenų liga gelta, tai akys irgi pageltonuoja, ne veltui. Taip ir pirmas toks požymis. Ne? Tai va, tai stiprinti kepenis, valytis jas, kepenys yra toks gudrus organas, kuris geba atsinaujinti, išsivalyti ir labai noriai tai daro iš tikrųjų. Tai labai yra rekomenduotina ir dėl regėjimo sistemos sveikatos. Nes akys mūsų langas į pasaulį, per akis mes priimam informaciją, per akis mes galim ir ištransliuoti informaciją. Bet apie tai kitą kartą gal, kaip mes ir savo žvilgsnį galime įtakoti savo aplinką. Taip, ką mes dar galim pasižiūrėti? Va, čia dar tokių įdomių momentų, savistabai, ar ne, kaip ir minėjau. Pasianalizuoja, žiūrite savo kelias ir pasianalizuoja kepenų zoną, kaso zoną, virškinimo sistemą. Čia paveiksliukas čia yra sumodeliuotas dirbtinio intelekto, bet zonos yra tos, kurios yra, tai gal nelabai naturalistiškai parodyti. Ne? Tai dar kartą sakau, jūs turite žiūrėti atvirkščiai vietas, nes žiūrėsite į veidrodį, bet jeigu darysite nuotrauką, tai atrodys va taip kaip čia, pasianalizuoti galite. Ir žiūrit, va čia yra tos dėmelės, pavyzdžiui, va čia yra išbalkšvėjimas, jeigu būtų. Va, čia vėl dėmelė, čia kažkoks, va, mato, toks va įdubimas, jau vėlgi tai yra informacija, kad šitoje vietoje yra jautriau. Reikia čia žinių, iridologo per vieną daktarą paskaitęs vadovėlį netapsi, čia praktikos reikia be galo daug, nes kiekvieną kartą toliau studijuoji, mokaisi ir analizuoji ir tobulėji, bet savianalizai naudinga susipažinti tikrai. Taip, ką mes dar čia turim? Va, gali pasirodyti va štai tokie, kaip aš minėjau, pigmentai.
Ne, va čia yra tie pigmentai, gelsvi, rusvi, žalsvi. Kuo tamsesnis pigmentas, tuo reiškia didesnis pažeidimas, kažkoks disbalansas didesnis. Kitaip tariant, labiau reikia susirūpinti ir užsiimti organizmo detoksikacija, valymu. Bet tas valymas organizmo vėlgi, žmonės kartais galvoja, aš čia pavalysiu tą mūsų organizmą, bet vis tiek gyvenimo būdo nekeisiu. Tai šitas dalykas negalioja, nes valyti organizmą tai reiškia keistis ir bendrai, ir gyvenimo būdą irgi jau reikėtų koreguoti. Taip, šiandien kažko man mirksi ekranas, nelabai maloniai žiūrisi, bet pasižiūrėsim toliau, ką jis čia rodo. Kasos zona, va vėlgi kasos zona. Tokie va štai patamsėjimai, ypač jeigu jie įgauna oranžinę spalvą, kasos zonai gali reikšti ir tulžies akmenukų arba kasos darbo sutrikimą. Tai jeigu prie tulžies zonos, tai tulžies akmenukų, jeigu prie kasos, tai vėlgi, daugiau su fermentais tai yra susiję. Ir paprastai jų vien tik nebūna, jau šalia to mes stebime ir virškinimo jautrumą, ir storosios žarnos sutrikimą veiklos, kas pūtimą duoda, emocinį jautrumą, tokį norą valgyti vis saldžiai, norisi, nors to cukraus, žodžiu, tarsi ir taip vartojama, bet tas antro tipo diabetas būna, po to gali vyresniam amžiui pradėti reikštis. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jau kasa neapsidirba, jau tas insulinas, jau jo per mažai, kad jis susidorotų su angliavandeniais, ypatingai perdirbtais, tais cukrais vadinamais, ar ne? Ir tada, jau nekalbant apie tai, kad viską krauna riebalinį sluoksnį ir žmogaus kūnas ima pūstis, tiesiog nesusitvarko ir jau prasideda diabeto apraiškos. Tai kaip ir žinome, kad tas insulino kiekis yra ribotas žmogaus organizmui ir nėra jo čia tiek be galo ir be krašto. Reikia pataupyti jį, kad neištiktų tos bėdelės. Taip, ką mes, va čia vėlgi pavaizduoti tie vadinami balkšvi tokie siūlai, kas buvo mano kalbama apie limfinę perkrovą, tai jie būna rainelė šonuose dažniausiai. Pasistebėkit. Jeigu matot, kad jūsų rainelė iš kraštelių visa tokia baltais, tokiais apraizgyta ir dar su tokiais gumuliukais tarsi vatos, tai žinokit, eikit kibio lipiko rautis iš patvorių, darykitės nuovirą ir gerkit dilgėlę, tą lipiką, ir tikrai savo limfą krutinsitės. Tai ką mes turime toliau? Stresas. Stresas, aišku, irgi veikia mūsų kepenis, nes kortizolis, adrenalinas yra du tokie reikalai, kurie čia jau būtų endobiogenika, bet nesigilinant į tai, kortizolis yra tasai, kuris cukrų verčia, kitaip tariant, kaupia mums poodiniam sluoksnyje riebaliuką. Jis ten nutransliuoja tai, kas neturėtų būti nutransliuota, kas turėtų būti perdirbta. O kortizolis tai tas ir yra, kuris atsiranda esant stresiniai ilgesniai būsenai. Jeigu adrenalinas toks greitai veikiantis čia ir dabar išrausta žmogus, bėga, lekia, daro, rėkia, tai kortizolis yra toks lėtinis reikalas. Hormonai, tai yra hormonai, antinksčių hormonai ir su jais labai daug susiję mūsų sveikatos reikalų. Kokie ankstyvieji kepenų signalai, kai irgi mes sakom, kūnas pradeda prašytis pagalbos, tai sunkumas po valgio, sako, kažkur skauda, sunku, mieguistumas būna kitą kartą, net pykinimas gali būti, pilvą pučia. Būna žmonėms, kuriems pučia pilvą. Tai šitas dalykas irgi matosi rainelėje. Kodėl? Nes priežasčių pilvo pūtimo yra įvairių labai, gali būti netoleravimas pieno produktų, gliuteno, gali būti netoleravimas kitų maisto produktų, bet gali būti tiesiog blogas
tulžies nutekėjimas, kepenų darbas ir pučia. Sako, pučia net nuo vandens, bilia ką įdedi ir pučia. Tai einam žiūrėti, kas tose kepenyse darosi. Kartumas burnoje, kaip minėjau, mieguistumas, odos problemos, apie kurias irgi pavyzdyje minėjau. Pas mane labai daug ateina žmonių dažniausiai su kuo ateina, tai su virškinimo sistemos sutrikimais. Nes dabar dažniausios problemos žmonėms tai yra virškinimas. Virškinimas, žinokit, aš nežinau, kas pusantram klientui pučia pilvą ir viskas, kas su virškinimu. Ir oda. Virškinimas, oda. Ir aišku, iš viso to, po to kyla tas rūkas galvoj, depresyvios mintys, nebuvimas nuotaikos, energijos ir panašiai. Tai va šitie dirglumai, va šitie dalykai, aišku, miegas iš to nelabai koks. Šitie visi dalykai labai matosi akise. Ir viską galima padėti, iš tikrųjų galima padėti žmogui, bet reikia pasigilinti. Kasa yra susijusi labai su cukraus kiekiu organizme, kodėl jinai pavargsta. Tai va čia tokia yra labai smagi schema, pabandyti suprasti, o galbūt ir pamastyti šiek tiek, kaip susiję tai su cukraus šuoliai kokie, kai suvartoja saldumynų, greitų angliavandenių ir vėl nori valgyti, ar ne. Žmogus pradeda dažnai užkandžiauti, tada tas užkandžiavimas virsta emociniu valgymu. Automatiškai energija banguoja, tai kyla, tai leidžiasi, ir vėl tas cukraus poreikis ir taip toliau. Ir visa tai yra, gliukozės tie svyravimai yra negerai. Tai kuo daugiau vartoji angliavandenių cukraus pavidale, tų perdirbtų, tuo yra negerai. Viso to reikėtų vengti ir vienaip ar kitaip susimastyti. Apie tai, kaip emocijos gali veikti mūsų kepenis, irgi labai įdomus momentas, apie kurį aš atlikdama holistinės analizės visada kalbu, kad emocijos irgi gali perkrauti kepenis. Būna žmogus sako, aš labai sveikai maitinuosi ir panašiai, bet tas matot sveikai, aš turiu daug ir tų vadinamų sulčiagėrių, žaliavalgių, vegetarų, kurie skundžiasi daugybę problemų. Tai nereiškia, kad žmogus, jeigu jis negeria ten kavos, nevartoja alkoholio, arba nevalgo mėsinių produktų, jis bus sveikas, visiškai ne. Kita kart būna visiškai dar kitaip, nes tas žmogus, jis gali tiesiog jausti labai daug įtampos organizme. Ir būtent kartais žmogui reikia šiek tiek kitokios mitybos, nei jo įsitikinimai nori, kad jis taip valgytų ir taip gyventų. Tai čia toks irgi būna pokalbis, nes emocijos jos perkrauna kepenis, pyktis, įtampa, užspaustos emocijos labai kenkia kepenims. Perdegimas, tai yra kūne ir bendrai psichiniai sveikatoj. Va šitas pasireiškia darbe, nuolatinis bėgimas, stresas, noris kontroliuoti arba baimė tos kontrolės. Visą tai sukelia tiek tulžies sąstingį, tiek spazmus, tiek virškinimo sulėtėjimą. Ir jeigu tulžis neišsiskiria, automatiškai puspilva nesusivirškins, automatiškai tada spazmai prasidės, nes maistas netinkamai apdorotas nutekės į žarnyną, ir viskas užsisuks, sulėtės, viduriai užkietės ir viskas. Tada žmogus dar labiau užspaudžia, nes dar daugiau nervų pradeda jo galeliai sukti, žodžiu, kaip sako, nervas ima. Ir tokia gaunasi užsisukimo bangelė, ką reikia atnarplioti ir pasižiūrėti truputį kitaip į tą pasaulį, į save, į aplinką, į viską, kas iš tikrųjų mūsų gyvenime vyksta. Tai dar kartą apie mitybos klaidas, nes tai yra be galo svarbu ir suprasti tai reikia. Tai cukrai, cukraus pertekliai, balti miltai, perdirbtas maistas, visi rūkyti gaminiai, visi gazuoti gėrimai ir dar kitokie spalvoti, saldinti, valgymas vėlai. Vėliausias valgymas turėtų būti geriausiai 18 valandą vakare. Čia geriausiai. Galima ir anksčiau pabaigti. Aš asmeniškai pabaigiu valgyti 3 valandą dienos. Kitas mano maitinimasis būna apie 10 ryto. Ir nuo 10 iki 3 valandos dienos aš maitinuosi 2 kartus per dieną. Ir kadangi aš nevartoju angliavandenių, kažkiek jų aišku aš gaunu, bet tai sudaro mano visos mitybos, jeigu žiūrint gramais, nedaugiau 15 gramų per visą mano meniu tos dienos.
Bet aš aišku to nerekomenduoju kiekvienam, nes čia ne kiekvienam toks dalykas yra. Tiesiog tam reikia ir daug supratimo, ir valios, ir žinių, kaip iš kitur gauti tam tikrų medžiagų. Dar ir organizmas ne kiekvieno pasirašo tam. Tai va, ir jaučiuosi puikiai, nes man patinka, va štai toks mano ritmas. Kava, kaip ir sakau, galima kartą, aš irgi pati kartą per dieną išgeriu kavos, bet aš ją geriu su sviestu, arba su kakavo sviestu, arba su kokoso sviestu, arba tiesiog su sviestu kavą. Nes kava su sviestu, jinai veikia kitaip mūsų kepenis, jinai toks gaunasi, paprastai šnekant, sutepimas ir apsauga, ir duoda sotumo, ne taip dirgina skrandį. Tai kava su sviestu pabandykit, jeigu kas mėgstat irgi, norit kavos per dieną, aš irgi noriu kavos vieną kartą per dieną išgerti, buvo momentas, kai aš visiškai jos nevartojau, buvo momentas, kai vartojau daugiau, dabar saikingai. Ir nuolatiniai tie užkandžiavimai šitų tai jau tikrai nereikėtų niekam. Nors jeigu labai negalit užkasti, ypač žmonės, kurie nori jau pradėti tą daryti protarpinį nevalgymą, tai reiškia ilgesnį laiko tarpą per parą nevalgyti, tai pradžioje gali būti tas alkis. Ne? Tai nesirinkti kažkokių saldžių reikalų, o paprasčiausiai suvalgyti ten pusę arbatinio šaukštelio sviesto. Sučiulpti. Pusę arbatinio šaukštelio kokoso, pavyzdžiui, aliejų sučiulpti. Sviestas, jis kietas yra irgi. Riebalinis momentas, jisai duoda kažkiek tai kalorijų, aišku, nėra tiek jų mažai, bet tos kalorijos jis nėra angliavandenių tipo ir organizmas pradeda kitaip dirbti, lėtai reaguoti ir suteikia to sotumo ar neduoda persivalgymo ir automatiškai nereaguoja taip mūsų kasa ir insulinas ir kiti dalykai. Rekomenduoju kiekvienam šitą dalyką irgi pasirinkti pasikonsultavus, kad po to neprisidirbti problemų, bet bendros tokios rekomendacijos yra tokios. Ir ką labiausiai mėgsta, tai čia kaip ir apibendrinimas šiek tiek mūsų paskaitos, tai visi karčios skonio daržovės. Visos skatina tulžies gamybą, valo, gerina virškinimą ir jų yra tikrai daug. Visi žalumynai, aplamai žalumynai, rauginti produktai, raugintos daržovės, sveiki geri riebalai, linų sėmenų aliejus labai gerai. Šiltas maistas, aišku, irgi labai gerai, po truputėlį, taip, kitą kartą žmogui šaltas, kaip tik netgi žalios daržovės sunkiau virškinamos, jeigu nusilpusi yra virškinimo ugnis, reikia to šilto apdoroto termiškai maisto. Skaidulų reikia nemažai, aišku, papildyti mineralais ir labai yra svarbu tas baltymų kiekis papildomas, kad tikrai organizmas turėtų iš ko statyti ląstelių sieneles, struktūrą, atsinaujinti, regeneruoti. O iš gamtos tai pankolių sėklos, kiaulpienė, kiaulės liežuvėlė, čia taip gražiai dirbtinis intelektas išvertė. Tai tos pačios kiaulpienės, dar vienas pavadinimas, ramunėlė, smėta, šitie dalykai. Ir dar kiti, apie kuriuos kalbėjo. O čia jau kiaulpienė gražiai išversta man. Margainis, artišokas, pelynas, kraujažolės tai aš labai myliu ir jų nepadauginsi, kaip pavyzdžiui pelyno, šiaip aš pati auginu ir tą vadinamą vienmetį kietį, arba dar kitaip buitiškai, liaudiškai vadinamą saldųjį pelyną, tai man iš vis jo arbata nuoviras yra kažkas fantastiško, tarp ramunėlės ir kraujažolės skonis, nuostabus skonis be galo. Ir jis kiekvienais metais atželia, taip, kad jo tikrai lengva yra užsiauginti kaip vaistažolės. Pirmėtė, medetka, tai čia tokie nuostabūs augalai, kurių kiekvienas galim turėti. Margainio tai aš neturiu, neauginu, bet kitus tai taip. Cinamonas, tik tai tas gerasis turėtų būti tinkamas vartojimui cinamonas, nes yra vienas iš Kinijos, kitas iš Šri Lankos, ten vienas tas vadinamas kasija, o kitas tas cinamonom tikrasis cinamonas. Tai tas tikrai cinamoną reikia
vartoti, o tą kasijum nereikėtų, ar kaip jis ten vadinasi, nes ten truputį jau kitokių turi jisai elementų, kur dažnai nereikia, bet jis labiau kvapnus. Bet fitoterapiškai nereikėtų, reikėtų skirti juos, pasidomėti. Ožragės sėklytė, šitų nevartoju labai daug, bet šiaip jo, jos rekomenduotinas irgi gali būti. Mėlynės, imbieras, dilgėlė, varnalėša geras irgi dalykėlis, dabar jau mačiau pas mane irgi žiaut pradeda, tai salotėlės galima bus gamintis, dar ko lapeliai švieži. Nors šiaip šaknelių, tai geri dalykai tos šaknelės, bet aš tai neturiu kantrybės tom šaknelėm terliotis. Jas reikia kasti, bandėme čia rudenį pasikasinėti, tai labai daug darbo, labai mažai tų šaknelių gaunasi. Va, bet šiemet buvo tokia dėkingas, kažkaip gyvenam, kadangi yra upė teka šalia, tai labai smagiai ledai priplukdė be galo daug aero šaknų. Tai aero šaknų prisirinkau, tiesiog atplukdė pati upė, išsidžiovinau gabaliukais, tai jas irgi malonu yra pakramtyti, nes jos irgi tinka virškinimui, tik jau skonis tu jų labai jau toks išraiškingas. Aišku, yra daugiau plaukams, bet virškinimui irgi galima. Šakneles, tai šitų prisirinkau, kadangi pati gamta jų padovanojo lengvai. O šiaip tai sakau, su šaknelėm yra ką veikti norinties, žodžiu, pasirinkti. Na ir trumpai toliau bėgu, limfodetoksikacija, limfa yra svarbus dalykas mūsų organizme, nes tai kaip ir tokia valymo sistema mūsų kūno vandentiekio, kuri išneša viską, kaip tiesiog per ją pasišalina daugybė toksinų, tai kadangi jinai neturi savo siurblio, tai širdies yra, kaip čia įvardinti, tai viską atlieka raumenys, tai jeigu raumenų darbas yra aktyvus, tai limfa teka gerai, todėl mankšta, aktyvus gyvenimo būdas pirmoje vietoje turėtų būti, ypatingai vyresniam amžiuje, nuo 45, labai rekomenduotina būtent ne vien tik judėjimas, bet ir kažkoks nedidelis su svoriais, pradžiai bent jau darbas, mankštinimasis su svoriais, nes tiesiog dėl kaulų struktūros, dėl raumenų struktūros tai reikalinga yra, nes kitaip gali būti tinimai, kojų, kūno, pakių, sunkumai įvairiausi, apsunkimai, odos paburkimai, bendras nuovargis, nes nuo limfa yra toks reikalas jau. Jinai turi tekėti laisvai, todėl vaikščiokim, giliai kvėpuokim, gerkim pakankamai vandens, aišku, nepersigerkim, nes per daug irgi inkstus gali apsunkinti tiek, kiek jau jaučiam, kad mums reikia. Ir labai gerai pirties procedūros ir vairiausi sauso kūno masažavimai, šepečių, aplamai masažai gerai, druska nusitrinimas kūno gerai, nes suaktyvina puikiausiai mūsų kūną. Na, čia pirmieji praktiniai tokie žingsniai, nuo ko jūs galite jau šiandien pradėti savo sveikatos labui, sveikatinimą, ne? Tai šiltas ryto vandens ritualas. Tai atsigerti vieną stiklinę šilto vandenuko, ne šalto, kad nebūtų streso virškinimo, bet šilto. Jis aktyvina organizmą, jeigu citrinos dar įsidėsit, labai gerai. Tada tokia, arbatų schema, kurią aš irgi rekomenduoju profilaktiškai kiekvienam, tai ryte pradėti nuo tokių arbatų, kurios aktyvina virškinimą, pabudina. Tai imbieras, pipirmėtės, kraujažolė gali būti, jonažolė, juozažolė, va šitos va tokios rytinės arbatėlės. Dieną labai gerai viskas, kas kepenis suaktyvina. Tai kiaulpienės, dilgėlės, irgi tinka ir ta pati kraujažolė vėlgi. Vakare raminančių, ramunėlė, melisa, lavanda. Ir po truputį va štai eisit va tais mažais žingsneliais link savo sveikatos gerovės. Valgymo režimą irgi nurodžiau. Tiesiog pasižiūrėsit, pasianalizuosit, pakontempliuosit, kaip aš sakau, pagalvosit, kas tinka, kas netinka jums. Ir pamastysit. Na ir apibendrinant, būtinai norėčiau dar tokį, pasakyti irgi žodį, kad organizmas su mumis visada kalba ir visada mūsų kūnas mums praneša, kaip, kas, apie ką ir kad kiekviena liga ir sutrikimas tai yra mūsų mokytojas.
ir pasižiūrėkim vienas kitam į akis ir savo į akis, ne vien tik tai, kad va, taip, kadangi mes žiūrim ir turim akis, bet ir gilesnių to žvilgsnių, nes kūnas duoda signalus, simptomai nėra priešai, kūnas visada bando prisitaikyti ir darys bet kokius žingsnius, kad šitas kūnelis mūsų išgyventų, šitas mūsų skafandrėlis, ar ne, nes jis yra mums reikalingas, nes mes atėjom į šitą pasaulį su šituo kūnu ir per kūną, ir kaip aš visada primenu, kad ne veltui senovės lietuvių dievas ir buvo perkūnas, ne veltui jo toks pavadinimas, nes viskas su per kūnu vyksta šitam pasaulyje, po saulę, ir kuo mes anksčiau išgirsim savo signalus kūno, tuo bus lengviau, tuo mes galėsime, greičiau savo padėti. Tai dažnai žmonės šiais laikais nukrypsta į dvasinius dalykus, bet aš visada kviečiu pradžioje pasižiūrėti savo kūno būklės, sveikatos, ir per tokius ženklus, vienas iš jų yra akies rainelės analizės stebėjimas tiek patiems, tiek su specialistu iridologu. Tai labai padeda tame pirmųjų žingsnelių žengime. Tai mielai kreipkitės, kontaktai mano bus, tikrai galiu padėti, nesvarbu, kur jūs gyvenate. Aišku, analizės užima nemažai laiko, kad jas išanalizuoti, bet jau čia niuansai, apie kuriuos visada pakalbu tada, kai jau žmogus konkrečiai nori, konkrečiai kreipiasi, taip kviečiu stebėti tuos signalus ir pasižymėti mano svetainę juratesatija.eu, galite ten pasikreipti, galite Facebook'o grupėje rasti, ir iridologijos yra, irgi nuorodą duosiu informaciją tame pačiame Facebook'e. Tai va, dabar aš savo tokią trumpą pristatymą galbūt jau ir baigsiu, tai jūs tiesiog galite man dar užduoti klausimų.